Na ką, draugai, labas, žodžiu, šiandien, kaip ir praeitam video buvau minėjęs, nesupykit už hidroforą, čia pas manęs nesąmonių muziejus dadas. Tai, žodžiu, šiandien nutariau padaryti video apie baterijas, va taip tokias, aš turbūt išjungsiu tą hidroforą, nes va tokias baterijas surinkinėjau. Jų turiu daug, matot, čia visą dėžutę, va, tai atsirinkinėjau, susidėlioju pagal talpas, pasitikrinu su testeriu voltažas, kad būtų vienodas, po to dar praeisiu varžą, pasižiūrėsiu, bet manau, kad čia viskas ok, nes pas mane 4 tokias jau yra surinktas, kad nepameluočiau, turbūt jau 2 metai ir viskas ok. Tik cirkuliaciniam siurbliukui naudoju, štai va tokias baterijas va pasidaro. Čia truputį netilpa, tai teka biškai su lituokliu. Va čia padaryti tokį tarpelį. Tai, bet čia man atrodo, tik tais tai buvo taip kažkodėl, nes netilpo į dėžutę. Tai, o kitos lygtais buvo gerai, viskas dabar išsiardžiau, prasidariau reviziją, kiek jau praėjo laiko, viskas liuksiškai. Tai dabar va bus va tokias dėžutės, tik tai spalva kitokia. BMS-as, tuoj kur aš pasidėjau. Ai, BMS-as va, štai tokia turiu. Čia su balansavimu yra jie. Tai va, specialiai šitom baterijom tinka. Dėžutės tai parodžiau. Tokie va dangtukai yra. Prisilituoja čia kontaktai va. AliExpress'e čia buvau pirkęs. Nėra jos brangias, žodžiu, galima nusipirkti. Ten perkant didesnį kiekį, biškai pigiau dar gaunasi, tai tada galima dar gaminti jas. Tai va, sakau, čia turėjau iš laptopą tų baterijų. Tai dabar atrinkinėjau antrą partiją, toj surinksiu, padarysiu gal... Nu, žiūrėsiu, kiek iš tos dėžutės čia išeis, man 3-4 partijas pasidarysiu. Nes 4 dėžutės liuk turėjau, tai va 4 norėčiau dar pasidaryti, 4 turiu. Tai 8 baterijas, realiai po 100 vatų. Tai čia cirkuliaciniam siurbliui mano daugiau nei sočiai. Nu, bet kadangi dabar man cirkuliacinis siurblys sukasi, bet, ta prasme, man kažkur šildymo sistema užšala. Tai dabar visur čia šildau, net nežinau, kuriam gale užšala. Turbūt pirmą kartą gyvenime man buvo užšalę šildymo sistema. Tai per naktį pašildžiau, iš ryto nebesikūreno ir šmakt ir užšalo. Kur užšalo, nežinau. Tai prie katilo ten šildžiau, ten vieną vietą įtariu, kur galėjo pagauti. Paskui ten po žemę, kur lenda, į namą, kur eina, irgi ten dabar šildau. Tai nežinau dabar kaip čia bus. Tai pasitikrinau, kiek dar temperatūros rodo. Nes iš namų yra vandens užpildymo sistema. Sistema užsipildė, viskas ok, nes man per naktį čia iš ryto, kaip užkūriau, buvo užviręs katilas, negalėjau išstumti. Bet sistema iš namą užsipildė. Užsipildymas yra per padavimą liktis ar per kur dabar nežinau. Tai įtariu, kad grįžtamasis bus užšalęs greičiausiai, nes neišstumė. Nes užsipildyti sistemą čia iki katilinės užsipildė, slėgis pakilo, bet neįstumą, reiškia per vieną vamzdį kažkur yra pagavęs. Kitas variantas yra, įtariu, gal siurbliuks nebestum. Tai prieėjus arčiau, gal prieikim. Nu, girdisi, ką užė, viskas liko ok. Bet, nu, žodžiu, tai va. Gerai, žodžiu, tęsiam temą. Tai atrinkinėjau dabar toliau vėl celės pagal talpas. Ir nes reikia suvienodinti, kad kiekvienas S, sakykime, būtų panašią talpą, kad būtų bent jau. Kad ten, nesakau, kad ten visai viskas tiksliai, bet bent į tą pusę, kad būtų panašiai. Tai, sakau, jau 2 metai man veikia. Jokių problemų nėra, tai reiškia viskas čia veikia, viskas gerai. Tik sakau, reikia pasitikrinties, būtinai voltažas, kad būtų. Jeigu jos yra visas pakrautas, buvo pakrautas. Tai jeigu matau, kad yra mažiau negu 4 voltai, iš karto ją dedu į šoną. Šitą buvo, nors ir matot, talpa yra parašyta, viskas buvo. Bet vat pastovėja, kažkur kažkas nepatiko ir voltažą nebėra. Tai reiškia, tą brokuotą metam iš karto į konteineriuką ir po to atsikratysim jų. Tai va, tai žodžiu, tai tiek žinių kol kas rinkinėjau, paskui parodysiu toliau. Nu, surinkom antrą paketuką.
Pasižiūrėjom, voltažą sustikrinom. Radau... Jo, va šitą atidėjau specialiai iš šono, matot. Nežinau, kažkokia oksidacija ar kažkas tai tokio, tai... Voltažą rodo, bet mažesnį truputį, tai nutariu nerizikuoti. Ta oksidacija čia nežinau, gal čia nuo kontakto buvusio blogo, ar šiaip gal drėgmės kažkur buvo gavęs. Nežinau, o gal iš vidaus jau kažkas tai. Tai tą akumuliatorių mes tiesiog dedam į šoną. Tai va, manau, kad dar vieną tikrai surinksiu. Turėčiau surinkti. Tai, kur čia pas mumis buvo dar tų dėžučių. O vieną. Tai įsitrauksim antrą. Antras. Tai va, 2. Tai surinksim dar vieną akumuliatorių, jau bus 3. Nu ir galbūt iš likučių, žiūrėsim pagal telpą, gal surinksim ir 4 netyčia. Tai judam toliau. Tai bandom išsiardyti pakuotės. Šitie irgi laikikliai iš AliExpress buvo užsakinėti. Savo laiku buvau užsisakęs projekčiukams. Tai va, žodžiu, dabar žiūrim, ką mes turim. Pagal talpą žiūrim. Čia 1,8, čia man biškai išsibėgioja, 1,6. Čia 2,2. Taip, kas toliau, čia pas manęs 2,5,2, 2,5,12, 2,5,4,7. Nu, čia jau tie į tą pusę panašiau būtų. Tai va, taip paėminėjai. Ir žiūri, 1,6,14. Aha, kažkur pas mane buvo 1,6. Jo, va. Į šitą krūvelę dedamės. 1,3,3,3. Įdomus skaičius. Tokio lik neturėjau link tokio. 1,428. 1,4 va yra. Čia 1,8 buvo. 1,8 va čia va. A čia 1,6 turiu, matau. Čia va 1,8. Tai va vieną komplekčiuką turiu, 2, 3, kaip ir 4 turiu. Tai dar 3 reikėtų man. 1,5,80. Tai čia gal link čia būtų arčiau į tą krūvelę. Kas čia 1,109. 1,109, tai čia kažkur buvo. Va, čia bus. Bet čia jau tie bus liktais paskutiniam. Iš likučių žiūrėsim. 1,422. Pamato talpą susirašęs esu. Va, 1,4 turiu irgi komplekčiuko. Aha, toliau, kas čia? 2058. 2000 reiktų 2000 žiūrėti. Va, čia į tą krovikę tink. Taip, 1,224. Kažkur čia bus, va, 1,2 matau, 2 jau turiu. Kas čia 1,241, va, yra. Gerai, tada žiūrim, ką mes čia turim. 1,4, 1,4. Šitie gali būti pirmi. Tai ką mes pirmiausiai, ką pasidarom, tai pasiemam testerį. Nežinau, kiek čia jų matysis. Turbūt čia nieko jums nesimatys. Tiesiog klausykitės, ką sakysiu. Tai va, tikrinam iš karcelės. Ką turim? 4 voltai. 3,962, praktiškai 4. Ir 4,076. Viskas ok, jos tinkamos. Tai ir pradedam dėti, va. O šitai pradedam jas dėti. Toliau, sekantį žiūrim, ką mes galim parinkti iš to stiliaus. 258, 225. Biškai žiūrim, kad būtų kuo tiksliau. Va, šitie gali būti. Pasitikrinam. Voltažą. Gerai. Nu, tas truputį mažiau. 3,8.
burbuliuoja. Nesupykė, čia biškai pasižiūrėjau, galvau, kad šildymas prasidėjo man. Kažkas burbuliuoja, bet nežinau kas. Okei, tegu burbuliuoja. Ir dabar nepamenu, žiau, nežiau. Ai, žiau. Viskas okei, čia galim tuos dėti. Taip. Čia kur nuo laptopo buvo tie lipdukai, mes dažniausiai juos nusilpam. Kad jie čia nesimaišytų man. Tai va, tokiu principu ir surinkinėjom. Nu, turim ir trečią blokiuką susirinkę. Susiruošim viską. Tada imsim lituoklį į rankas ir lituosim. Juostų čia va turim. Tai problemos nėra. BMS irgi turim. Visą dėžutę. Tai problemos irgi nėra. Tai žodžiu kažkaip taip. Po truputį. Dabar tuoj susirinkinėsim. Išsitraukiam. Opa. Ketvirtą darysim. O. Ketvirtą. Kiek mes čia judų turim? Oi, dar kokie 3 išeitų turbūt surinkti. Nu tai ką, bandom surinkinėti. Toliau. Na ką, draugai. Įsitaisiau čia prie stalą. Atsisėdau ant kabelių muftų ir, žodžiu, va, situacija tokia. Vieną pusę jau prisilitavau, būtinai reikia pasilikti ilgesnius galus, kad paskui va čia BMS galėtų prilituoti. Tai pasilieku tokius galiukus. Dabar reikia antrą pusę tą patį padaryti. Tai čia buvo toj pusėj su perėjimais, čia bus toj pusėj su perėjimais. Nu, kad iš celės į celę, plius minus, kad perėtų. Tai va tokias gausis, tuoj pabandysim paskutinę pusę sulituoti. Čia vienos pusės litavimas trunka, 10 minučių taip. Su nuriebalinimu va tokiu naudojam. Tai va, tuoj pabandysim surinkti, paskui pamatuosim voltažą, kas čia gaunas. Ir viena beveik bus pabaigta ir galėsim kišti dėžutę ir viskas. Akumuliatorius bus baigtas. Tai, žodžiu, o galim ir kartu, kol šneku va. Tai, nežinau, dabar ar ten matosi, bet man atrodo, kad matosi. Tai biškai čia online pareguliuosiu. O, lygtais taip kažkaip. Ok, važiuojam. Tai va, pirmiausia, ką mes pasidarom. Turėjau tokį teptuką, tai su teptuku būdavo patogiai, dabar kažkur pamečiau tą teptuką. Tai truputį va, patepliojam, nuriebalinam, tai sakant. Nusiriebalinam. Nežinau, turbūt gerai matosi. O jeigu dar pabandyčiau padidinti. O, taip gal. Aha, o taip geriau gal. Jeigu blogai kažkas sakykit, komentaruose rašykit. Taip, o šitaip. Ir mes turėsim apie 800 Wh akumuliatorių. 4 jau turim, dar... aš čia 5 surinkau. Tai 900 Wh. Nu čia aš taip galvoju, kad čia tiek. Realiai gali būti ir čia visą kilovatvalandę bendrai sudėjus bus. Su to, ką turiu ir su to, ką dabar padarysiu. Blebas, teptuku, kai būtų patogiau, ryškiai patogiau būtų. Na, gerai ir. Žodžiu tai, pradedam nuo galo. Tai pasitikrinu, ar viskas matosi. Matosi. Taip, pradedam. Pirma reik cinas. Cinas biškai užsilituoja. Būtinai. Ilgai nelaikom. Ilgai kaitinti negalima. Kad neužkaistų litis. Jeigu per daug užkaitinsit, gali būti ir nelaiminga situacija. Bet jeigu va nusiriebalinat, ciną jeigu gerą turit va tokią, tai labai greit prisilituoja, jokių problemų.
greitai čia. Trukšt. Sekantis. Nu, ko tu čia? Taip. Išsiviniojam truputį daugiau cinas. Kaip minėjau, akumuliatoriai šitie iš laptopų baterijų. Čia buvau kažkada pirkęs iš ten perdirbimo kažkokios kompanijos. Tai žodžiu, labai nebrangiai čia buvau sumokėjęs aš už jas. Bet tik tiek, kad teko pačiam išsiardyti ir susitvarkyti. Nes yra ir brokuotų būna, taip sakykime, kas 10 tikrai būna brokuota celė. Ten dėl ko dažniausiai tuos akumus išmet. Būna kokia viena celė nebeveik ir BMS suveik, automatiškai atjung visą bateriją. Remonte ten nieks nežaid, met lauk ir viskas, ded naują bateriją. O kitos celės būna visai dar geros, tai vat būna, kad arba visai būna numirusi, arba būna kažkuri tai mažesnis voltažas, dar kažkas tai ten. Nu visko buvę, tai sakau, aš kai ardžiau, tai prisižiūrėjau visokių ten. Tai kur tas mano replikės. Opa, palaikom sekundėlę. Visio, turim. Pasikoreguojam, kad eitų mums tiesiai va. Viskas. Ir važiuojam. Pridedam. Palaikom. Pridedam. Palaikom. Aš tai papučiu truputį, kad greičiau atauštų. Kaip sakant, greičiau ciną prisikliuotų. Prisikliuoja gerai, matot, viskas ok. Tai čia gal kažkas kitaip daro. Aš darau taip. Pasitikrinu, ar matosi. Matosi, matau. Taip. Ok, vieną juostą turim. Toliau, ką mes padarom, paimam su replikėm. Nukirpam kažkur va čia. Viskas paliekam. Toliau pasireguliuojam, ką matytis. Tai va tai prisilituoja viskas gražiai. Čia va tie šašiukai, kur prisidėjau va. O čia va tie prisikliuoja labai gerai. Viskas laikosi va. Nenuplėši. Aišku, čia grožio gal nėra, bet čia jo nelabai ir tai reikia. Svarbu, kad būtų tvirtai prilituota. Kad būtų tvirtai prilituota. Tai va, biškutį pasilyginam. Pasitiesinam juostą. Ir vėl važiuojam. Taip. Taip, dabar reikia svarbiausia pirmutinę gerai prisilituot. Lemą, tik priliečiu į prikimą. Taip, dabar pasitiesinam tiesiąją, kad būtų gražu. Ir viskas, įvažiuojam. Cinkt. Cinkt. Galima patikrinti. O visą bateriją keliasi, matot, prisilituoja labai gerai. Tai parodau, kad tikrai laikosi gerai. Nors, aišku, čia komentarų bus įvairių, čia gali užsidegti. Aišku, gali, viskas gali. Gali eidamas keliu užkliūti už akmenį ir užsimušti. Čia, kaip sakant, jeigu viską darai greitai, čia viskas čia gerai ir gaunasi, matot. Va. Taip. Taip, dabar nepamenu šito reikėjo nukirpti, nereikėjo. Lemba, gal aš biškai pamažinsiu, nes aš tą bateriją čia pastumdau kartais, tai žiūriu, kad gali sunkiai matytis. Svarbiausia, kada kerpat, jau žiūrėkit, kad nepriliest kontaktų ar kažką, nes galit
netyčia užtrumpinti, tai nu, gali toks fejerverkas neblogas įvykti. Tai žiūrėkit atsargiai. Čia su baterijom reikia atsargiai, neskubėti, pasižiūrėti, kad būtų viskas tvarkingai. Ir vėl pasiemam, prisilituojam pirmą, su replikę prilaikiam biškai. Opa. Turėjau aš prieš tai kontaktinę svarkutę, buvau pardavęs žmogui, buvau nusipirkęs, dariau aš su kontaktinė. Tai, gerai. Viskas ten gerai, irgi su ja buvo, pakraunama tokia. Tai dabar neturiu, tai darau su lituokliu, bet su lituokliu irgi čia gan greitai eina. Nekalėčiau kaip su kontaktinė, sakyčiau, tai. Gal su kontaktinė tik, žinot, būtų, nu, patogiau gal, tokšt. O, čia turi biškį pažaisti. Taip, dabar tą irgi auselę prisilenkiam, kad čia neįvyktų avarija. Taip, tą gražiai nulankstom. Taip, dabar reikia čia prisiminti, kaip čia buvo. Senai bedariau, jau hebro pamiršau. Taip, palauk, lygtais. Nu, čia mes pradėjom dabar nuo 0 voltų. Aha, va taip turės būti. Šitaip. Tada tenais. Ir iš tos čia turi pereiti. Aha, toj pusiai. O toj pusiai priešingai, kitoj pusiai reikia irgi tos sujungimus padaryti. Taip, čia kažkur pas mane buvo dar tų gabaliukų. Nu, tikiuosi gerai viskas matos, hebra, nu. Tai va, sakykim, kaip čia dabar gaunas, palauk. Ai, vo, čia 0 voltų, čia 0 voltų. Taip galim parašyti, jeigu kažkam įdomu, va. Čia 0, čia bus 4 voltai, čia 8 voltai ir toj pusėje bus 12 voltų. Tai va šitai paisva. Op ir op. Čia pliusas bus. Lauku, kaip čia gaunasi? Ne. Čia minusas, čia pliusas, jo. Tai va, žodžiu, kažkaip taip gaunasi. Taip. Čia. Dabar galvoju, ar aš gerai sudėjau. Ir pažiūrim pagal seną. Ai. Pliusas, minusas, pliusas. Na gerai. Gerai, kiek suprantu, taip. Taip, dabar čia buvo. Čia eina. Blemba, susimaišiau pats truputį dabar. Čia pliusas. Ai, mes galim iš kitos pusės daryti, nesvarbu. Gerai, biškai pastudijuosiu, to įjungsiu. Taip, pasižiūrėjau pagal BMS-ą, viskas gerai yra, taip ir turėjo būti. Taip, tai tada mums turi čia pereiti, šičia. Viskas gerai, biškai buvau suabejojęs, dėl to išjungiau, sakau. Taip, čia gerai. Biškutį prilaikom. Ne, neprisilitavo, dar gerai. O, dabar jau gerai bus, matau. Tai patikrinu, ar matosi? Matosi. Ok, tą mažiuką reikėjo mums iš karto nusikirpti, nenukirpau. Iš karto būtų patogiau buvo. Nu nieko. Taks. Užsidedam. Kiek dar truputį nukirpti. Dar truputį. Galim ir palikti, bet nori tvarkingai pasidaryti.
Opa. O. Gerai. Tai va taip, žodžiu, punktas. Tuoj baigiam jau prisilituoti. Dar čia turim visokių gabaliukų. Tinkt. Tuoj mes čia jau prisikarpysim truputį. Taip patogiau biškai bus. Taip. Taip. Tuos visus trumpus galiukus, kur lieka. Ir galima tiems ir sunaudoti tokiem dalykam. Čia va lieka tokie galiukai, nemetu aš jų lauk. Taip. Ir turėsim akumuliatoriuką. Taip. Galiukų matau nebeturiu. Taip. Taip, kiek čia reikia? 1, 2, 6 reikia. Turim 4. 5 ir 6. Taip. Dedam, pabaigiam paskutinius. Kur tu čia bėgi? Na. Neprisilitavo kažko. Mano lituoklis biškai jau toks. Gyvenimo, kaip sakant, matęs. Jau šiandien žadėjau naują važiuoti nusipirkti, bet galvoju, tebūnie. Tai. Kaita greitai. Okay. Pasitikslinam, pasižiūrim. Taip. Įgudus galima čia greitai viską suregzt, bet sakau, stovėjo pas mane, sakau, nu reikia pabaigti juos sudėti, susirinkti. Na, toks kaip rezervinis visai neblogai. Kažkam gal į sodą, į sodybą, į gamtą va tokį nusivežti. Aš į žvejybą nusivežu tą akumuliatorių vieną, visai nakčiai man užtenka. 5 vatų pasiemu lemputę 12 voltų. Viso, pasidarau prožektorių, akumuliatorių pasijungiu, sakau, man visai nakčiai jo užtenka. Į žvejybą ar šiaip, į medžioklę, į gamtą kažkur galima irgi. Ar sakau, ar sodybėlį, ar kažkur kameroms, ar dar kažkam krauti, kad rezervinis toks būtų, sakykim, su maža saulės panelę galima pilnai naudoti irgi tokį. Kažkai tas vienas kažko nenori. Ar prikibai tu čia? Prikibo. Prikibo. Taip, paskutinis. Ir paskutinis. Ople. Nu. Ir prašau. Ir turim 12 voltų akumuliatorių. Tuoj mes patikrinsim voltažą. Nieks nekaista čia pas mus. Ne. Gerai viskas. Taip, žiūrim. Aišku, turbūt jum čia nesimatys. Ką turim? 4 voltus.
reikėtų kažkaip iš ten. Gerai. Kokį iš čia eini čia. Ne, palauk, ne iš tos pusės. Aš čia matuoju. Čia minusas. Tuoj sekundę dar pažiūrėsiu. Tai. Žodžiu, apatinius jau prisilitavau. Taip, lika tik tais tuos dar prilituot man. Jo, viskas gerai. Taip, biškį cinas uždėsim, kad geriau prikiptų. 1, 2. Taip, biškį prispaudžiam. Biškį daug prispausti, o. Tas yra. Ir šitas dar lika. Puikiai. Puikiai prisilitavo. Na ir ką, dabar pasižiūrim tą BMS-kę. Taip, čia 0 voltų, aišku, čia 12,6. Aha, gerai. O čia ar veikia tie kontaktai? Veikia. Šitie kontaktai? Veikia. Tai mes išėjimą laidus va čia va prisilituosim. O šičia. Šitą minusas, čia pliusas. Prisilituojam, išsivedam į dangčiuko kontaktus tuos. Ir viskas. Ir akumuliatorius kaip ir bus paruoštas. Taip, dabar man ką reikia susirasti laidų. Norėtus 2,5 kvadratą. 2,5 kvadrato. Taip, patikrinu, nieks nekaista. Ne, viskas liuksiškai gražiai. Nu ką, aš einu ieškotis, jaučiu 2,5 kvadrato laido, prisilituosiu ir toliau vėl parodysiu, kaip kas. Nu kun, viskas šiandien turbūt. Baigiam darbus. Tai kaip matot, 3 padariau, 3 dėžutės. O tokias užsidaro. Viskas užsisandarins. Prašau, vieškis kur nori. Tai va tokias dėžutės. 3 yra, dar 2 padarysim. Vieną dar dėžutę turiu, tik nežinau, kur dangtelį padėjau. Reikės paieškoti, dabar žiūriu, nematau niekur. Nu, rytoj gal rasiu aš. Tai reikia vieną dangtelį dar surasti ir bus 4 blokai padaryti vėl. Ir vienas tai bus, nu, kaip nors gal kažkur sukonstruosiu. Gal kokį prožektorių padarysim, kažkokį, nežinau. Nu, čia su tokiu prožektoriu jau galėtų eiti į išvyką. Tai tiek, vat. Pamatavau. Galim ir pamatuoti, palaukit. Taip, ką mes čia turim, pasižiūrim. Voltažą. Taip. Čia pirmą, ką mes turim. 12,15. 12,10. 12,3. Nu, tie dar 2 nepadaryti. Tai va. Maždaug tas voltažas panašus. Ir rytoj mes prijungsim čia. Čia va šičia susidėsim dar papildomai. Čia gal tą inverteriuką biškį pakelsim aukščiau netyčia, kad nesimaišytų. Ir turėsim 8. Kai aš sakau, nu, tebūnė po 100 vatų. Gal ir daugiau čia gaunasi, bet aš, nu, taip jau skaičiuoju. 100 vatų vienas akumuliatorius tas vienas. Tai toks tas video mano. Palaukit, gal neparodžiau. Gal ir parodžiau, dabar šičia atrodo va šitaip. Prašau, va, prisilituoja. Prisilituoja čia prie BM sulituoti galai. Va. Laptopinės baterijos. Sakau, šitos pas mane 2 metus tikrai jau veikia.
jeigu ne trečius dabar galvoju. Tai didelio amperažo joms negalima duoti. Tai patikrinu ar nešyla. Nieko, jeigu nešyla, reiškia viskas gerai. Čia irgi niekas nešyla. Nu šitą ką tik baigiau sulituoti, dar čiučiut nuo lituoklį įšilus. Bet tai, kad truputį visai. Tai va, tokius akumuliatorius galite pasidaryti patys. BMS 3S 60 amperų. Nežinau, ant kiek matosi. Va, matosi 60 amperų. 3S. Tai naudokitės, darykitės patys. Nesugebat, prašykit, gal kažkas padarys. Tai dabar turiu dar 8 akumuliatorių. Yra dar iš elektromobilių, kuriuos reikia surinkti. Tai, opa, čia uždėtų tokie, kad neklibėtų dėžutį. Ir, kaip sakant, jeigu reikia kažkam akumuliatorių, kreipkitės, padarysim, sukonstruosim. Ir tiek. Ok, visiems iki sekančių video, būtinai uždėkit like, pakomentuokit ir užduokit klausimą, jeigu kažkas kam įdomu, būtinai pasistengsiu atsakyti, jeigu galėsiu. O pečius pas manęs taip ir neatsileido, žodžiu, vanduo yra, šilumos nėra. Tai gerai, namie turiu oras, tai bent tas gelbėja. Kaip čia bus, matysim. Kaip sakė, laikom špygas. Iki visiems.